Sveiki, šviečia saulė, pavasaris nebe už kalnų, gal jau ir atėjo. Taigi pats laikas pagalvoti apie šitakių auginimą, pasiruošimą rąstų. Taigi šiek tiek apie ekonomiką. Ar apsimoka auginti šitakius, kokie skaičiai maždaug, kokio derliaus galima tikėtis ir kiek kainuoja pasisėti. Taigi, toks standartinis rąstukas, čia yra apie 15-14 cm, jisai sveria apie 25 kg, 30 kg maždaug masės, žalios yra. Tai va, ir iš tokio rastelio galima tikėtis nuo 5 iki 15% žalios masės derliaus. Tai yra iš tokio rasto nuo 2 iki 3 kg derliaus. Tai yra ne per metus, tai yra aišku per 3-4 metus, kol rastas išnaudos visą savo medžiagas, bet maždaug įsėjus vieną rastą galite tikėtis bent jau poros kilogramų derliaus. Taigi matematiškai tą porą kilogramų galite realizuoti už, šiuo metu kaina yra apie 15 eurų, nuo 15 iki 20, taigi iš vieno rasto galite gauti apie 30 eurų pajamų. Dabar dėl sąnaudų. Su rasteliais kainos yra įvairios. Ta prasme, ne inokuliuotais, o paprastais rasteliais. Kiek radau, kurie ruošia jau būtent šitakiams, tai yra apie 3 eurus kaina už rastą, plus atvežimas. Jeigu galite susirasti, kas pjauna malkom ar dar, jie parduoda erdmetriais. Tik tai su jais vienas minusas, kad jie nežiūri storio. Gali duoti tokius storus, tada bus 6 rastai ir bus vienas erdmetris. Reiktų važiuoti, pasižiūrėti. Vienas svarbus dalykas, kad nebūtų pjauti su technika, su greideriu, nes labai nuvaro visą žievę. Taigi ieškom, kas geriausia pjautų rankomis. Tai gali būti ūkininkai, kokie gali to užsimti, gali būti, kaip minėjau, per skelbimus, kurie parduoda tiesiog medieną, o galbūt ir lentpjūviai galima pasiklausti. Tai va, ir nuvažiavus būtinai pasižiūrėti storius, kad būtų maždaug, bent jau nuo 10 cm iki 20. Tokiu atveju gausite maždaug vienam erdmetryje, galite gauti nuo 40 iki 100 rastų, ten priklausomai nuo storio. Ir tada gaunasi kaina labai nebloga, nes dabar erdmetrio kaina 60-70, nuo 40 iki 70 eurų. Tai gali būti rastelis ir po eurą. Tai va, o dabar kiek kainuotų mum pasisėti. Pirmas dalykas galbūt nusipirkti rastelius galima, jau iškart padarytus, bet kaina dabar eina nuo 11 eurų ir į viršų, tai pakankamai brangu. O jeigu patiem darytis, jau susiradus rastelius, kaina jau pakankamai gerokai mažesnė. Jeigu darysite, aišku, vieną rastelį, bus pakankamai nemažai, bet ir tai pigiau negu pirkti jau įskiepytą. Vienam rasteliui yra mažiukai pakeliukai su kaišteliais ir jis kainuoja 6 eurai. Taigi vienas rastelis kainuoja 6 eurai ir plus nusipirkimas pačio rastelio. Ekonomiškiausia daryti nuo 20 rastelių. Jeigu bent 20 susigalvojat, yra grybiena ant pjuvenų, toksai va maišelis, ir tokio maišelio pakanka 20 rastų. Toks maišelis kainuoja nuo 27 eurų ir kuo perka didesnį kiekį, tuo pigiau, gali kainuoti netgi 22. Tai reiškia, kad grybiena pati euras su centais vienam rastui. Euras 20, euras 30. Plius dar reikia vaško. Vaškas gali būti bičių, parafininis vaškas taip pat, bet kai kurie yra labai trapus, tai reiktų pasižiūrėti tą trapumą, kad nelabai kietas būtų. Čia yra specialus sodininkų vaškas, jisai tokiam granuliam, kad lengviau būtų ištirpdyti jį. Tai va, ir jo reikia apie 30 gramų vienam rastui. Kaina irgi priklausomai nuo kiekio, nuo 11 ir pigiau. Tai va, ir gaunasi, kad tokio maišelio užtenka 30 keliam rastam, tai irgi tą savikainos nepadidina. Žodžiu, iki 2 eurų su visų įrankių nuoma galite sutilpti į paruošimą. Taigi, jeigu už porą eurų nusipirkot rastelį, porą eurų įdėjote į grybieną,
reiškia 4 eurai savikaina, o galit gauti 30. Tai reiškia 26 eurai pelnas. Daugiau iš esmės didelių išlaidų nėra, nebent reikės įrenginėti kažkokius pavėsius ir taip toliau, bet jeigu turit miškelį, viskas natūraliai. Vanduo, jeigu nekainuoja, tai va tiek ir reikia, nes reikės tik tai palaisti. Na ir toliau išlaidos, aišku, nuimti derlių ir jį parduoti. Tai gali būti, kad reikės kažkiek reklamos, gali būti, kad kažkam reikės važiuoti kažkur tai nuvežti, nu, bet čia jau šitas išlaidas reiktų patiems pasiskaičiuoti. Tai va, ir dabar apie pasiūlymus, ką padarėm iš tikrųjų, kad būtų paprasčiau, kad būtų viskas vienoje vietoje. Tai turim tokį pasiūlymą, į kurį pradžiai nuo mažiausio. Tai yra, į pasiūlymą įeina 1 maišas pjuveno, 1 kilogramas vaško ir įrankis nuomai savaitį. Taigi, su tokiu pasiūlymu galite pasidaryti 20 rastų. Jis kainuoja 39 eurai ir turėsit 20 rastų, nuo kurio galėsit gauti 40-50 kg derliaus per 3-4 metus. Tai va, antras pasiūlymas yra papildomai yra toksai vat graštelis, specialus japoniškas. Jisai labai gerai gręžia medį, jis turi papildomą srėgį, kuris traukia jį vidun. Ir yra trumpas, turi stabdį, nu, žodžiu, daug privalumų, labai gerai išmeta pjuvenas ir taip toliau. Ir yra toksai adapteriukas kampiniam šlifuokliui. Tai šitas graštelis statosi į tą adapterį ir sukasi ant kampinio šlifuoklio, taip liaudėje vadinamos bulgarkės. Kuo tai yra labai gerai, tuo, kad kampinis šlifuoklis turi labai didelius apsisukimus. Čia taip užsiveržėsiu. Tai va, ir tokiu atveju tą skylę užtrunka padaryti sekundę. Ta prasme, jisai staigiai įeina ir staigiai išmeta visas pjuvenas ir skylė padaryta. Taigi, jeigu turit kampinį šlifuoklį, siūlyčiau pridėti kelis eurus ir išsinuomą šitą komplektuką, nes iš tikrųjų labai pagreitina darbą. Tai va, ir trečias variantas, pilnas komplektas. Vašką reikia įsitirpdinti. Tai, kad nereiktų ieškoti, kaitlentę elektrinę ir prikaistuvis su 2 šitais reikės tik tai teptuko į vieną įpilat čionai vandens, užkaičiat. Kai vanduo užkais, tai vieną pripilat vaško, vienam ištirpo jau naudojat, į kitą pripilat šviežią, kol šitą naudojat, antras ištirpsta, žodžiu labai patogu, su teptuku savo tepliojat, viskas po ranka. Taip. Ir tiem, kurie nori didesnių kiekių, tai vienas pasiūlymas yra 100 rastų su įrankių nuoma. Tai bus 3 kg vaško, 5 maišai su grybiena, įrankis nuomai ir graštelis su adapteriu taip pat nuomai. Ir didesnis pasiūlymas, kur jau 200 rastų ir visi įrankiai pirkimui. Ta prasme, kad galėtumėt savo pasilikti ir ateičiai. Tai toks komplektukas 100 rastų kainuoja 150 eurų, o 200 rastų, kur visi įrankiai jau įeina jums lieka, 350 eurų maždaug. Puslapį galėsit pasižiūrėti. Taigi va, tokios kainos. Tikiuosi, kad informacija naudinga. Jeigu kyla klausimų, kai visą laiką galite susisiekti pas mus elektroniniu paštu, telefonu, kaip patogu, iš esmės visos konsultacijos pas mus įeina nemokamai telefonu, taip kad galite skambinti, jeigu kyla klausimų. Ir tikiuosi gero derliaus. Iki.